Taigi, kai prasidėjo šou atėjęs iš Amerikos, va, žmonės pradėjo galvot, kad jie turi mane suvaidinti. Galiausiai supratę, kad aš vis dirbau intelektu, o vis variau aukštyn, žemyn, tiesiog gyvenimas šitoks išderintas disharmonija. Kol aš daėjau galiausiai tai, ką Amerika buvo seniai nuėjusi, folk šoką, kuris Amerikos chaoso teorijos KGB kapės ir žmogžudysčių prikėlimų reikėlės. Tai vat folk šokas. Šiandiengi po Lietuvos balso Gabrielė vėl ateinantį į mano maldas, kai aš sakau, Dieve, aš atradau save, kad Kanto filosofija, sociologija išskyrusi žmogus subjektą kaip požinį. Galiausiai aš pagalvojau, reiškia, va tos mano žolelės ant palangės per žiemą buvusios ir jos tiesiog man taip norėjosi to kažkokio tokio jausmo, jų, reiškia, vis neišgert, vis nesuvalgyti ir panašiai, reiškia, džiaunau čiobrelius ir, reiškia, šitas visas vosilkas, reiškia. Galiausiai šiandien Kanto tą sociologiją paskaičiusi, kas yra metafizika, iš esmės šitam posovietiniam pasaulyje pasiekusi ir daugiau atseit negali žmonės galvoti, nes tada jau bus bepročiai, jau tada reikės gydytis. Tai vis kitam sluoksniui išsilavinusių žmonių vis daugiau fizikos buvo leidžiama. Dabargi, kai kiekvienas optimizuoja savo duomenis, reiškia, duomenų apsaugos su Bluefish yra tokia programa, savo vis daugiau privatizuoja ko savęs iš kolūkio. Taigi sociologija tampa portalas televizijos, kur tie visi bando gauti, reiškia, šitos visos gyvybės susilieti nuo savo dirbtinių intelektų su gamta. Tai aš atradau save. Atėjau prieš veidrodį raudonai apsirengusi ir suprantu, aukščiausiai pasiekiau astrofizikos, reiškia, šitą visą, reiškia, astro žvaigždės kaip podvynios. Tarsi ėjusi ir suradusi savo subjektyvumą žinys. Kitos šitos visos teorijos, visos padariusios visus objektyviais ir metafiziškais. Astrofizika, metafizika, jos yra iš esmės loginio dėsnio pasekmės fizikos, mechanikos, iš kurio atsirado trikampis, kuris vakar prašoko netgi tą visą trikampį, tas visas dykumos supratimas. Jūra priejo, o Hrinovina ten tegul vaiduoklis. Šitaip žmonės iš kaulų atgyja astralinėse projekcijose. Tai žmogus pasiekė stratosferą, kur atradęs lėktuvas slėgio atitinkamą galimybę žmogui skristi kaip geležiniam paukščiui. Geležinės tvarkos, geležinės teorijos sovietmečio. Dariaus ir Girėno šitas skrydis per Atlantą. Galiausiai šiandien aš supratau visos tos šaukiančios į astralinę projekciją idėjos per televizorių smart, kurie iš esmės video yra, šitie visi virtualūs. Aš supratau, kad jie tam portale sėdintys, laukiantys,
kol kokia, reiškia, bulka nukrisianti, reiškia, man galvos, reiškia, nes tai jie per aukštai savo supratime suvoksi, kas yra ta lygsvara, reiškia, tarp subjektyvaus ir objektyvaus. Visa civilizacija, kur namų pristatė, reiškia, objektyvi, reiškia, subjektyvigi gamta, žolelės, važiniai. Vat, o kiti apjuokia, reiškia, šitą visą pasaulį su Golgotos kaukolė, juokdamiesi, žiūrėkit, kokį mes subjektyvą turim atseit Jėzų. Šiandien kitas portalas atsidaręs žydam, drebant iš baimės, baisiau nei kalnai išgriūtų po žemės drebėjimo. Portalų žmonės su astralinė projekcija atsidarantis irgi tuo pačiu tikėjimu, širdies matematikos. Vėlgi tas visas žydų rabinų egzekucijų darimas apsimetus vienuoliais Vatikane, bandant atkurti Romos imperijos su žydų provincija, tai žydai valdysia, jie pusė tie, o jie parsivarysia tuos iš Valpurgijos. Tai tęsantis girdų sociologinių šluotų sovietinių ir galiausiai iš jų gimstančių tragikomedijų filmų, kur susišaudė, reiškia, tam, kad filmą sukurt. Visą tai yra Sovietų Sąjungos žydų teatras su savimi. Galiausiai Švedijoje, kai prasišaukė, reiškia, skausmą, pradėjo dainuot eisnakame same. O dar iki šiol, žinai, mes žiūrim teisingai, mes iš tikrųjų teisingi, bet mes esam gudrus. Kiek žmogus kvailas, tiek pats kvailas, kiek mes galim iš šešėlio, mes iš šešėlio, kiek negalim iš šešėlio, mes ne iš šešėlio. Va, štai kaip. Todėl teisiami ir danai su žydų kaukėm.